Labas Kautyje. O jūs pasakysite įžanginį žodį, kolegos? Mes jau lyginam ar ne? Taip. Dabar vyksta dar truputėlis pasiruošimo. Čia informuojame, kaip matome už nugaros ir matėme iki tol labai aktyviai rinkosi žmonės į Skautatinklio gimtadienį ir išleidybas į 1-ąją klasę ir jau labai tuoj sulauksite kai ko naujo, gyvo ir įspūdingo. Tai tuoj pristatysiu jums šio nuostabaus vakaro vedėjus. Tai tojau. Jie dar čia ruošiasi. Štai. Prašom prisistatyti. Mes dar truputį laukiame vieno iš vedėjų, bet jau tuoj pradėsim savo transliaciją. Labas, Roni. Sveikas. Tu jau eik tenai žiūrėti transliacijos, tai? Labas, Kautyje. Aš esu sesė Akvilė. Labas vakaras, aš esu brolis Karolis. Ir mes šiandien pradedam labai ypatingą transliaciją, nes šiandien yra ta didinga diena. Rugsėjo 1, kai visi pradeda eiti į mokyklą ir taip pat pasileidžia naujas Skautatinklis. Tai šį vakarą iš tikrųjų yra neeilinė proga mums visiems susirinkti prie skystųjų kompiuterio ekranų ir pasidalinti tais įspūdžiais ir atidaryti naują ilgai lauktą Skautatinklį, kuris bus be abejonės labai įdomus. Ir mes šiandien planuojame pakalbinti keletą svečių, tiksliau labai svarbių žmonių Skautijoje ir labai svarbių žmonių, kurie prisidėjo prie naujo Skautatinklio kūrimo. Ir pirmas žmogus bus brolis Tomas Rakovas. Niekiek neprisidėjęs prie naujo Skautatinklio kūrimo. Bet brolis Tomas yra LS vyrskautininkas, dėl to Karolis trumpai pakalbins Tomą. Prašau. Taip, tai Tomai labai... Sveikas, Karoli. Iš tikrųjų labai malonu šią šventišką dieną, kai išties atrodo visa Lietuva tik ir švenčia naujo Skautatinklio atidarymą, visas miestas pulsuoja gyvo energiją ir visi tiesiog atrodo ir žiūri į tai, ko mes laukiame, tai yra naujo Skautatinklio. Ir išties, naujas Skautatinklis tai yra gana didelis įvykis Lietuvos Skautyje, aš manau. Ir ar tai elektroninė versija, elektroninis bendravimas, virtualumas, ar tai tavo nuomonė neturi kažkokios sankirtos su tikrosiomis skautiškomis vertybėmis? Na, aš manau, kad ne, tikrai. Skautavimas juk neapsiriboja tik tai miškų stovyklavimu, sueigomis, iškylomis gamtoje. Skautavimas tai yra daug daugiau, skautavimas yra gyvenimo būdas, ugdymo sistema, tai yra pasaulinis judėjimas. Ir, Skautatinklis, manau, yra puikius pavyzdys, kaip skautai gali taikytis prie naujovių, plėsti veiklos sritis į modernes erdves, kaip į socialinius tinklus, į naudotis interneto galimybėmis. Tai aš manau, kad tai yra jokių būdų neprieštarauja skautiškom vertybėm ar veiklos principam, tai sustiprina ir atveria naujas galimybės veikti. Tai mes juk matėme, kad paskutinius 7 jau metus berods, taip, švenčiant Skautatinklio 7 gimtadienį, tai Skautatinklis tapo didžiulė mūsų skautavimo dalim ir turbūt kiekvienas nuo vilkiuko iki vyriausio skauto vyčio turi Skautatinklio, vartotoją, tai mes visi matėm, kaip tas daug mums visiems reiškia, kiek buvo diskusijų, kiek buvo naujų idėjų iškeltas Skautatinklyje, kiek galų gale draugų susiradom. Pavyzdžiui, aš asmeniškai irgi Skautatinklyje susipažinau su skautais, su kuriuo aš anksčiau nepažinau gyvai. Ir po to tu susitinki stovyklą ir sakai, aš žinau tavo niką, bet nežinau tavo vardą. Ir tai aš tikiuosi, kad Skautatinklis ir toliau bus toksai jungiantis skautiškas laužas, koks jisai buvo 7 metus. Ir kaip čia labai teisingai pasakė Skautatinklio kūrėjos, Skautatinklis tiesiog persivelka į naują rūbą. Mes galime pataisyti. Tai ne naujas Skautatinklis. Bet kad visa, kas geriausia jame turėtų išlikti, tai yra galimybė bendrauti, keistis idėjomis ir skautauti internete. O prieš savaitę pats išbandėjai
beta versiją, tą tokią pradinę versiją naujo skautatinklio. Kokį įspūdį tau jis paliko? O žinok, visų pirma, tai man buvo šokas, aš jau apie tai rašiau jau skautatinklyje. Ten viskas kitaip. Jūs labai neužilgo pamatysit ir tikiuosi, kad ir jūsų neištiks toks šokas, kaip ištiko mane. Bet ten pasigėdau tų įprastų kampelių, forumo, paplepėkime skyrelio, kažkokiu tai naujienų skilčių, ten pažįstamų nuotraukų. Ten viso to nėra. Nėra. Jo, jisai yra panašesnis į Facebooką galbūt. Bet kas yra labai smagu, kad kuo toliau aš, kuo daugiau aš ten lankiausi, kuo daugiau tyrinėjau skautatinklį, tuo labiau man pradėjo patikti iš tikrųjų. Ir, nes tikrai yra naujų tokių dalykėlių, kuriuos galima išbandyti, jūs pamatysit. Ten, pavyzdžiui, ant savo profilyje gali susižymėti visas savo skautiškus pasiekimus. Stovyklas susirašyti, kuriuose buvai, mokymus, kuriuose... Ok. Mes užstrigom. Mes netgi turim ženklį žiūrovų. O, nuostabu, šiandien mus žiūri 14 dalyvių. Galime džiaugtis dideliu kiekiu ir aš manau, kad skaičius tik tai augs geometrinės progresijos. Aš jaučiuosi kaip per tas... Iš tiesų, tai jaučiuosi kaip per tas, žinai, transliacijas tiesioginės, kur būna radijoje ar televizijoje rimtoje, kur tikrai... Taip. Gaila, kad galbūt jūs galite netgi mums paskambinti, visi daugiau ar mažiau žinote Vyrskautininko Tomo Rakovo telefoną. Ir jeigu jūs turite klausimų jam ar klausimų apie naują skautatinklį, nesibaiminkite, skambinkite, klauskite ir jūsų nuomonė bus išgirsta ir atsakyta. Iš tiesų, dar galėtume pakartoti skautijos, tai yra Vyrskautininko mobilųjį telefoną, tas yra 8-618 73 008. Ir dar kartelį 8-618 73 008. Jei turite klausimų apie naują skautatinklį ar galimybės, kuriomis galėsite tenai veikti rudenį, tai prašau skambinkite, mes bandysim visi kartu čia atsakyti jūsų klausimus. O privačiais klausimais? Privačiais klausimais galėsime pasikalbėti skautatinklyje, gal net sukurti kokį atskirą projektą tam. Kaip projektai yra dar vienas skautatinklio įdomi naujiena, kurią visi galėsim pamatyti jau netrukus. O kaip manai, kodėl tokia organizacija kaip Lietuvos skautija iš vis reikalingas tinklalapis, tam tikras vieta, elektroninė erdvė, kur būtų galima būti? Visų pirma, aš manau, kad apskritai kiekvienai turbūt save gerbiančiai organizacijai reikalinga šiais laikais elektroninė erdvė būti. Ir nors tų erdvių apskritai bendrauti yra daugybė socialinių tinklalapių, yra Facebookas galų gale, kuris čia didžiąją mūsų gyvenimo dalį jau to užima, bet aš manau, kad skautatinklis yra ypatinga erdvė ir todėl nereikalinga. Tai yra visų pirma skautiškos bendruomenės susitikimo vieta ir mūsų visų bendraminčių bendravimo vieta. Tai yra tiesiog, manau, kad privalu tokią turėti ir smagu, kad turim tą galimybę. Ir smagu, kad atsinaujinom galų gale, nes mes negalim stovėti vietoj. Internetas keičiasi, pasaulis keičiasi. Ir skautų judėjimas visą laiką buvo ypatingas tuo, kad taikėsi prie naujovių, taikėsi prie įvairių pokyčių visuomenėje. Tai internetas keičiasi turbūt greičiau negu mūsų, negu mes netgi. Ir todėl aš manau, kad mes skautai turim taikytis prie tų pokyčių ir stengtis išlikti modernus. Galų gale keistis, neužsisėdėti vienoje vietoje tiesiog, kad atrasti naujų dalykų. Tai labai smagu iš tikrųjų. Ačiū labai už pasidalytus įspūdžius, už nuomonę. Ir kaip matai, dėka mūsų pokalbio žiūrovų skaičius intensyviai auga. Ir aš manau, augs toliau. Ir labai malonu, aš tikiuosi, tu prisidėsi prie nuostabaus vakarėlio ir skautatinklio gimtadienio. Ir kągi, ačiū labai. Ačiū labai, Karoli. Aš tai labai norėčiau pasidžiaugti, kad į skautatinklio atidarymo vakarėlį Vilniuje, Vilniaus skautų centre susirinko turbūt jau keliasdešimt dalyvių, kurie stebi mūsų dabar šitą konferencijos salės įrašą iš didžiosios posėdžių salės. Tad norėčiau perduoti linkėjimus jiems. Jie mūsų negirdi. Bet galima pasidžiaugti tuo, kad mūsų stebi jau 20 žiūrovų. 20 skautų turbūt visoje Lietuvoje mato šį įrašą ir nekantrauja, kadagi galės prisijungti prie naujo skautatinklio ir susikurti naująjį userį. Taip, vartotojo profilį. Vartotojo gal netgi paskyrą. Paskyrą. Taip, teisingai anketą, paskyrą ar bet kokį